Taip, sveiki. Tuoj pasileisim skaidrės. Tai jeigu kas nors tikėjotės labai konkretaus atsakymo į tą skaidrį parašytą klausimą, tai turiu šiek tiek nuvilt, labai tikslaus atsakymo nebus, bet šiokių tokių sąsajų panagrinėsim. Tai iš tikrųjų Aidas čia jau beveik viską už mane pasakė, tai gerai, man bus greičiau. Aš gal tik tai atkreipsiu dėmesį mūsų Lietuvos lazerių bendruomeniai, kadangi tie čirpuoti impulsai, dideli intensyvumai, viskas labai artima. Kažkaip labai visi mėgsta užmiršti, kad iš tikrųjų 2018 metų Nobelio premijos didesnė dalis buvo skirta Arturui Ashkinui negu Gerarui Mourou arba Donai Strickland. Bet nežiūrint to, kadangi čia Lietuva, tai apie optinius pincetus daugiau ir nekalbėsim. Tai atsiprašau visų, kuriems optiniai pincetai labai aktualūs. Tai kas galbūt yra svarbu, tai kad aš iš tikrųjų labai drąsiai dedu rodiklę tarp 18 ir 23 metų Nobelio premijų, nes iš tikrųjų 23 metų Nobelio premija iš esmės visi tyrimai, kurie, ne visai visi, bet labai didelė dalis tyrimų, kurie lėmė, kad už tuos darbus gauta Nobelio premija, atlikti naudojant čirpuotų impulsų stiprinimo lazerius. Tai čia vėlgi Aidas viską pasakė, aš tik labai trumpai tokio gal konteksto pridėsiu, kad neatrodytų visiems labai per daug gerai tas čirpuotų impulsų parametrinis, apskritai čia čirpuotų impulsų stiprinimas. Tai nėra taip, kad iki čirpuotų impulsų stiprinimo lazeriai ten kažkokie niekam tikę buvo. Iš tikrųjų buvo ir labai didelės energijos lazerių, ir ganėtinai trumpų impulsų lazerių jau taip pat buvo. Čirpuotų impulsų parametrinis negaliu, aš su parametriniais viską stiprintuvais darau, man savaime tas žodis lenda. Tai čirpuotų impulsų stiprinimas, ką leido gauti tokio kardinaliai naujo, tai ir ultratrumpus impulsus, ir didelės energijas vienu metu. Bet atskirai tie parametrai abu buvo prieinami. Taip pat, ką galbūt norėčiau apie šitą Nobelio premiją pasakyti, kad iš tikrųjų šita Nobelio premija yra įspūdingai elegantiška, ta prasme, kad trim sakiniais, kaip Aidas pasakė, galima viską pasakyti, ką tie žmonės padarė ir kuo tai svarbu. Apie šių metų premiją to negaliu pasakyti, o čia iš tikrųjų vienas straipsnis, jame net nėra nei itin komplikuotos matematikos, nei, tiesą sakant, net ir super ypatingų techninių dalykų neįvyko, tiesiog labai gera viena idėja, kuri labai daug ką pakeitė. Taip, tai čia jau visiškai nebeturiu ką sakyti, bet čia gal bet čia iš tikrųjų norėčiau plačiau pažiūrėti į tai, ką iš tikrųjų reiškia tai, kad čirpuotų impulsų stiprinimas atsirado. Tai ką ta technologija leido padaryti, tai leido arba smarkiai padidinti gaunamo trumpo impulso energiją iš fiksuotos apertūros lazerinio elemento, arba tai dabar ką tai reiškia. Tai tiems, kas ir seniau turėjo labai didelius elementus, turėjo daug pinigų pirkti brangius komponentus ir daryti didelius lazerius. Tai tiems tas reiškia, čia gal lazeriuką galime pasimti. Gal aš šitaip padarysiu. Taip, tai tiems tas reiškia, kad tiesiog atsiranda naujos galimybės siekti pačių didžiausių intensyvumų, pačių galingiausių impulsų ir vykdyti pačius keisčiausius darbus. Tačiau labai įdomi ir atvirkštinė dedamoji, kas yra, kad
panaudojant čirpuotų impulsų stiprinimą, sąlyginai didelio intensyvumo impulsus galima generuoti su sąlyginai mažomis lazerinėmis terpėmis, kas reiškia, kad jos yra sąlyginai pigios, lengva užtikrinti elementų kokybę ir taip toliau. Ir tas užkūrė tokį, sakykime, tokį grįžtamą į ryšį. Čirpuotų impulsų stiprinimo sistemos darėsi vis pigesnės ir prieinamesnės. Kadangi jos darėsi vis pigesnės ir prieinamesnės, tai vis daugiau tiek mokslinių grupių, tiek net nebe mokslo, o pramonės įstaigų galėjo įsitraukti į veiklas su jomis. Ir tas lėmė, kad iš tikrųjų tos sistemos labai paplito ir tapo toks demokratizuotas pasaulis, kur čirpuotų impulsų lazeriai yra naudojami labai skirtingose vietose, labai skirtingiams tikslams. Tai turbūt nedaug kas ginčysis, arba jeigu ginčysis, tai jiems nesiseks, kad sėkmingiausia lietuviška čirpuotų impulsų stiprinimo sistema yra Light Conversion Pharos lazeris, kurių pagaminta jau virš 2000, jie gaminami jau virš 10 metų, dabar galbūt jos po truputį keis kiti, bet iš tikrųjų tai buvo viena iš tų lazerinių sistemų, kuri Lietuvą kaip čia pažymėjo ant žemėlapio kaip ne tik lazerių mokslo, bet ir lazerių, kurie tinka pramonė ir viskam kitkam šalį. Neišvengiamai reikia paminėti, kad čirpuotų impulsų stiprinimo sistemą paremtus lazerius gamina tikrai ne tik Light Conversion, tai yra ir Expla, ir naujesnė įmonė Lit. Ir labai atsiprašau, jeigu dar kažkas yra, ko nepaminėjau, bet didžiausi žaidėjai turbūt yra tokie. Ir iš tikrųjų ši technologija leido tuos femtosekundinius lazerius pritaikyti daugybėje sričių. Tai yra įvairių medžiagų precizinis mikroapdirbimas, tai ir polimerizacija, ir 3D spausdinimas, ir stentų gamyba, ir kuro purkštukų gamyba, ir skaidrių terpių pjovimas, ir dar daug visokių dalykų. Ką užmiršau? Ai, čia jau laikykitės. Taip. Tai va, ir vėlgi, kadangi yra taikymų, yra paklausa, tai galima tų lazerių daugiau gaminti, kai tų lazerių daugiau gamini, tai išmoksti juos gaminti vis geriau. Ir iš tikrųjų tai visapusiškai buvo naudinga, leisiu savo pasakyti, Lietuvai, arba bent jau Lietuvos lazerių bendruomenį. Nes vėlgi, kai yra paklausa ir yra geri lazeriai, tada atsiranda, kas nori tuos lazerius dėti į stakles, Lietuvoje yra kas daro ir stakles, ir žodžiu, daug džiaugsmo. Maža to, femtosekundiniai lazeriai, taip pat femtosekundiniai CPA lazeriai, taip pat tinka ir akių korekcijai, kadangi femtosekundinių lazerių pjaunant yra itin maža terminio poveikio zona, didelis tikslumas ir galima apdirbti skaidrę terpę jos viduje, nepažeidžiant paviršiaus. Tai puikiai kombinacija parametrų, kurie leidžia daryti itin pažangę akių chirurgiją su turbūt mažiausiai įmanoma intervencija fizinė į akį, kur tik tai reikia mažo pjuvelio ištraukti jau iš anksto apdirbtą gabaliuką, kuris trukdė. Tai tiek tokių buitinių pritaikymų iš CPA pusės. Tai čia vėlgi, aš gal, čia Aidas daug mano skaidrių parodė, aš tik tai atkreipsiu dėmesį į šitą užrašą. Tai
Vėlgi galimai vienas svariausių indėlių iš Lietuvos lazerių mokslo į pasaulinę lazerių mokslo raidą yra čirpuotų impulsų parametrinis stiprinimas. Tai kaip čirpuotų impulsų stiprinimas, bet stiprinimo terpę pakeičiant parametrinę terpę, kas duoda privalumus, kad yra daug mažesni šiluminiai efektai, kas lazerinėse stiprinimo terpėse yra labai žaimu, o parametrinėse terpėse labai džiugu, kad to nėra. Galima generuoti trumpesnius impulsus, pasirinkti galbūt kitą bangos ilgį. Technologija gana sudėtinga, bet ji prasimušė ir taip ir pasisekė viską sudėti į vieną vietą ir didelė dalim Žeraro Murų iniciatyva pramuštuose LI centruose įdėgiam lietuviškų lazerinių sistemų. Veikiančių parametrinio čirpuotų impulsų stiprinimo pagrindu. Tai tas nuskambėjo spaudoje visai smarkiai. Pats Žeraras Murų paspaudė įjungimo mygtuką. Kaip matom, džiaugsmo nemažai. Ir dabar pagaliau pereinam prie šių metų Nobelio premijos, kuri susijusi su atosekundiniais impulsais ir aukštų harmonikų generacija. Tai čia, aišku, čia mes džiaugiamės, kad čia mūsų didelės sistemos keliauja į didelius centrus, bet kam visgi jos bus naudojamos? Tai atsakymas į šitą klausimą iš tikrųjų labai glaudžiai siejasi su šių metų Nobelio premija, nes šių metų Nobelio premija yra skirta už atosekundinių impulsų sugeneravimą, o atosekundiniai impulsai iš esmės generuojami vienu būdu. Tai yra ultrasparčių lazerių impulsais šaudant į dažniausiai inertinių dujų taikinius. Ir būtent čia veikiant stipriam elektriniam laukui iš inertinių dujų atomų yra nuplėšiami elektronai per vieną elektrinio lauko svyravimo dalį, per kitą elektrinio lauko oscilacijos fazę tas elektronas yra pagreitinamas ir teškiamas atgal į atomą. O perteklinė energija, kurią elektronas turėjo įgreitintas elektrinėme lauke, ji virsta spinduliuotės kvantu, kuris priklausomai nuo lazerio parametrų, bet gali siekti šimtus ir netgi tūkstančius elektronvoltų. Taigi taip gauname koherentinę spinduliuotę visiškai naujose spektriniuose diapazonuose, kur jokie kitokie lazeriniai šaltiniai labai sunkiai įsivaizduojami. Svarbu paminėti, tai vėlgi šio 3 žingsnių modelio sukūrimas ir supratimas yra dalis to, už ką buvo skirta Nobelio premija, tačiau nelabai didelė dalis. Svarbu taip pat atkreipti dėmesį, kad atosekundiniai impulsai yra generuojami 2 kartus per lazerio oscilacijos periodą. Tai dažniausiai lazerio arba parametrinio šaltinio bangos ilgiai kol kas naudojami aplink 800 nanometrų, oscilacijos periodas yra kiek mažiau negu 3 femtosekundės. Tai todėl gaunam maždaug tokią impulsų vorą, kur tarpas tarp atosekundinių impulsų yra apie 1,3 femtosekundės. Daugelis eksperimentų, už kuriuos Nobelio premija buvo skirta, vyksta žadinimo zondavimo principu. Detalės kažkiek skiriasi, bet iš esmės labai daugelį tyrimų vienaip ar kitaip galima suvesti į tokią schemą, kad turim kažkokį galingą lazerinį šaltinį, jo pluoštą padalinam į 2, su vieną tiesiog pasiunčiam į taikinį per kažkokią vėlinimo liniją, o su kita šaka yra generuojamos aukštos harmonikos, paprastai dujiniuose taikiniuose, bent jau šių metų Nobelio
premijos laureatai daugiausia dirbo su dujiniais taikiniais. Ir vėliau ta aukštų harmonikų spinduliuotė yra vėl suvedama su mūsų šviežiaja, sakykime, šaka. Ir abu šie impulsai yra suvedami ant dujinio, dažniausiai dujinio, nebūtinai, bet dažniausiai dujinio taikinio. Ir kas vyksta, tai lazerio spinduliuotės sąlyginai žemo dažnio laukas vienaip ar kitaip paveikia taikinio būsenas, tai vyksta ionizacijos ir panašus dalykai. O tuo tarpu XUV impulsai sugeneruoti kitoje šakoje išmuša fotoelektronus ir iš esmės didelė dalis tų tyrimų yra apie tai, kaip sąveikaujančiems dviems laukams, kas vyksta tuose taikiniuose. Tai vienas iš klausimų, kuriems buvo daugiausiai skirta dėmesio šių metų laureatų darbuose, yra kiek laiko trunka fotoefektas. Iš tikrųjų, gana dar sąlyginai neseniai, turbūt tarp teoretikų buvo gana gajus požiūris, kad fotoefektas neužtrunka laiko. Tuo tarpu eksperimentatoriai, kai gavo atosekundinius impulsus, nusprendė pamatuoti. Ir iš tikrųjų, absoliutinės to laiko trukmės pasakyti vis dar yra sunku, ten tyrimai vis dar vyksta, tačiau kas tikrai buvo pasakyta, tai kad kažkiek tas fotoefektas turi užtrukti, nes galim akivaizdžiai registruoti, kad fotoefektai iš skirtingų orbitalių, kaip šiame Anhilje darbe, iš 2S ir 2P lygmens, užtrunka skirtingai. Tas skirtumas nėra didelis, švelniai tariant, tai yra ten priklausomai nuo fotoelektrono išmušančio fotono energijos, tai yra ten 30 arba 20 arba kokios 10, gal 20 atosekundžių, bet jis yra pamatuojamas, jis yra atkartojamas, jis yra tikras. Tai čia yra viena tokių esminių išvadų, už kurias buvo esminių gal rezultatų, kokią čia daryti išvadą, čia gal teoretikam geriau žinot, bet rezultatas yra toks, tai yra tikrai nelengvai pamatuojamas dalykas, bet užtikrintai galima pasakyti, kad skirtumas yra toks. Iš kitų matavimų, kuris man, pavyzdžiui, labai patiko ir toks labai vaizdus, tai atosekundiniais impulsais stebėtas valentinių elektronų judėjimas. Tai čia šitam grafike matom sugerties pokyčius, kurie vyksta va čia keleto femtosekundžių laiko skalėje, periodas 6,3 femtosekundės. Ta sugertis yra matuota ties 81 elektronvoltų ir kas vyksta, tai čia yra atomai smarkiai sužadinti, jie ten blaškosi tarp skirtingų būsenų ir jiems svyruojant, besiblaškant tarp tų būsenų, matosi, kad sugertis tokiu dėsniu kinta ir per teorinius modeliavimus galima iš tikrųjų suvesti, kad kaip tas sugerties kitimas yra susijęs su elektronų orbitalių išsidėstymo kitimu. Ir taip iš esmės tokiu sudėtingu būdu, bet iš tikrųjų nufilmuotas elektronų judėjimas. Tai dabar, kur čia tie ryšiai su lietuviais ir su lietuviškais lazeriais, tai pradėsim nuo ryšių su lietuviais, kaip jau minėta, ilgametis ir labai daugelio straipsnių bendrautorių su Ferencu Krausu yra Andrius Baltuška. Tai čia pavyzdžiui yra straipsnis, kuriam tiesiog užfiksuotas lazerio elektrinis laukas ir kiti dalykai. Bet pagaliau prieikim prie tų lietuviškų lazerių. Tai žymiausias ir aiškiausias toks Nobelio laureato naudotas lazeris, kiek aš iškasiau, buvo Explos.
tą sistemą Ferencas Krausas naudojo ilgai. Ji minima tikrai daug straipsnių, Explo ją daug kartų tobulino, upgradeino. Va, čia taip matosi iš vidaus. Ir tikrai daug straipsnių jie yra paminėta. Va, naudojama NDA glazerinė sistema, Explo. Ir čia, ir kitur. Ir padėkos Explos žmonėms, Jonai Kolendai ir Andrėjui Mikhailovui, už labai naudingas diskusijas ir pagalbą. Tai va. Tai labai rimtas ryšys. Tada dar taip pat pasidžiaugsiu, kad ta sistema, ji nors ir iškeliavo į kitą universitetą ir ją naudoja nebe pats Ferencas Krausas, bet jo vienas iš, pavadinkim, mokinių. Ta sistema buvo lituanizuota toliau, tai jeigu iki šiol buvo galima sakyti, kad tik tai tos sistemos pagrindinis raumuo yra lietuviškas lazeris, tai dabar jau ir pradžia ir galas yra lietuviški, nes užkrato šaltinį pakeitė į light conversion sistemą. Tai taip, o dabar naujausi, tai viena naujausių sistemų, kurios vėlgi tam pačiam LI centre, tai yra Silos 3, 15 teravatų OPCPA sistema. Tai ta, kur anksčiau rodėm sistemą Silos 1, ilgą laiką, nelabai ilgą, keletą metų, tai buvo didžiausios vidutinės galios parametrinio stiprinimo sistema turbūt apskritai. Tada tą rekordą iš mūsų paėmė. Bet manau dabar su šita nauja sistema atsimsim. Spauda irgi pastebėjo. Ir tokia visiškai vyšnė ant torto buvo, kad Lundo lazerių centras, kuriam vadovauja šių metų laureatė Angliuje, kaip tik laiku nusipirko Light Conversion OPCPA sistemą, kurios instaliacija vyko kaip tik tuo metu, kai buvo paskelbta Nobelio premija. Ir mūsų vaikinai, kaip sakant, norėjo bėgti sveikinti, bet jau nebeprasibrovė per minę, bet iš tikrųjų kaip tik tuo metu ten buvo. Tai įdomiems eksperimentams Lundas įsigijo 6 teravatų ir 26 teravatų sistemą, kur kanalai yra netgi sinchronizuoti. Čia vėlgi Light Conversion bendradarbiaujant su Explo. Ir paskutinis dalykas, tai kad visi šitie veiksmai ir proveržiai vyksta ir toliau. Vis dar lieka daug egzotikos, kurią didelių intensyvumų lazerių mokslas nori pasiekti, dar nepasiekė, bet jau tuoj. Tai nuo kvantinio vakuumo efektų ir, pavyzdžiui, tokios egzotikos kaip fotonų sklaida nuo fotonų, kai pakankamai didelis intensyvumas, gali būti ir taip. Ir iki tokių šiek tiek žemiškesnių dalykų, kaip galimybės intensyviais lazeriais pagreitinus protonus, juos naudoti vėžio terapijai, taip pat gaminti brangius ir retus izotopus medicinai arba veikti radioaktyvias atliekas, o su atsekundiniais impulsais ir toliau stebėti vis trumpesnius ir vis daugiau skirtingų sąlygų vykstančius pereinamosius procesus, kurie atsakys į daug fundamentinių ir taikomųjų mokslų klausimų ir visam tam reikia galingų ultrasparčių lazerių. Tai CPA technologija yra ir buvo labai svarbi. Didelė dalis to, ką Lietuvos lazerininkai veikia, iš tikrųjų yra aktualu tiek didelių intensyvumų, tiek atosekundinio mokslo srityse. Ir dabar po Nobelio premijos atosekundžių mokslas tikėtina dar įgaus didesnį pagreitį. Tai panašu esam geram kely, svarbiausia nesustoti. Ačiū. Ačiū, Rimantai. Kas nori paklausti? Taip, Gediminai.
po pranešimo pabaigos minėjot fotonų sklaidą fotonais, tai čia būtų netiesinė optika be terpės. Bet kiek toli iki to yra? Žiūrint, ko tikėsi. Jeigu tikėsi ELI skelbiamais, kaip čia jų, tokiais mokslo vizija, tai nesam labai toli. Tas pasakymas be terpės, jis yra beveik tikslus, bet ne iki galo tikslus, nes, kaip žinia, vakuumas yra kvantinis, jame visą laiką vyksta dalelių porų kūrimas ir išnykimas. Tai ELI rašo, kad iš tikrųjų jau su jų dabar esama infrastruktūra galima tikėtis šį efektą užfiksuoti. Tai ta infrastruktūra yra jau ji vis dar yra paleidinėjama, įsivažiuojama ir taip toliau, bet jie bent jau teigia, kad tas yra taip jau netoli. Yra ten tas, yra kitų reiškinių, iki kurių yra toliau, bet būtent šitas atrodo kaip ir arčiausiai. Gerai, ačiū. Tai gal aš dar irgi noriu paklausti, tai jeigu ne vien Nobelio premijos laureatai naudojo CPA arba čirpuotų impulsų sistemą ir po 33 metų buvo suteikta Nobelio premija, tai dabar, kai lietuviškas sistemas naudojo Nobelio premijos laureatai, tai kada lietuviams Nobelio premija? Sunkus klausimas. Aš kažkaip manau, kaip čia su visa pagarba Lietuvai, profesoriui Piskarskui ir visai mūsų lazerių ekosistemai. Aš visgi dėja nemanau, kad čirpuotų impulsų parametrinis stiprinimas yra tokio masto proveržis. Jis yra labai didelis proveržis, bet jis, kaip čia, labai didelis proveržis sąlyginai siauroj srityje. Tai aš dabar dar kažką optimistiško dar kažką reikia, norėčiau išgirsti. Optimistiško, tai optimistiško pavadinčiau taip, kadangi laboratorijos, kurios naudoja lietuviškus lazerius, gavo Nobelio premijas, tai geresnė reklama vargiai besugalvoja. Tai labai ačiū. Tuo ir pabaigime, atrodo. Ačiū dar kartą, Rimantai.